Sveiki visi, sveikinuosi su jumis, kalbinu Darių Visockį. Darius nesenai lankėsi Palangos miesto tarybos posėdėje, tai yra gruodžio 18 dieną. Beveik 8 metai biurokratinių kliučių ir rezultatas nulinis siekiant pasikeisti pastato ir sklypo paskirtis. Darius Visockis yra specialistas savo srityje, jis kažkada buvo net Birštono vyriausiasis architektas. Ir tvarkydamasis savo šitos reikalus su Palangos miesto savivaldybė ir jai atstovaujančiais žmonėmis, nekartą susilaukė net ir tokių replikų, kad savo sklypą gali pasiekti malūnsparniu, kad savo pastatą, jeigu nesugeba susitvarkyti, gali nusigriauti, arba netgi tokių, kad nežinote, kokiais keliais viską reikia tvarkytis. Taigi šiandien norėčiau pasisveikinti su Dariumi ir išklausyti jo istorijos tęsinį. Tai sveiki, Dariau. Sveiki visi. Taip, teko bendrauti su Palangos miesto savivaldybė įvairiomis formomis ir pradžioj buvo toksai nuoširdus noras susipažinti su savivaldybės administracija, nes įsigijus objektą Palangoje, tiesiog natūraliai supranti, kad čia reikės remontuoti, tvarkyti, reikės palaikyti tą kontaktą su savivaldybė. Dėl to ir užėjau į savivaldybę tiesiog pabendrauti su architektais ir teko bendrauti su vyriausiu architektu tuo metu, nežinau, ar dabar jis dar vyriausias, Vytautu Dreika. Pristačiau tą problemą kokią, tiesiog ne problemą, o tą pirkinį savo. Tai sužinojęs apie tą objektą, tas bendravimas pasidarė iš karto toksai šaltesnis, o paskui iš vis jisai buvo nutrauktas ir bendravom tik tai raštais. Įsigijęs tokį apleistą gana statinį, norėjau jį kapitaliai suremontuoti. Ir kai būdamas pats architektas, aš parengiau tokią pilną vizualizaciją, kaip tas namas turėtų atrodyti po renovacijos. Bet pabendravęs su savivaldybė supratau, kad čia ko gero bus labai sudėtinga tą mano svajonę įgyvendinti. Todėl pasirinkau paprastą kelią ir paprašiau, kreipiausi į savivaldybę per informacinę infostatybos sistemą dėl statybos leidimo kapitaliniam remontui. Galvoju pradžią nors tiek susitvarkyti, bet kapitaliniam remontui statybos leidimo taip pat negavau. Aš kokius turbūt gal 8 kartus ten buvo apteiktas prašymas, buvo atmetama dėl įvairiausių pastabų ir žodžiu, nors projektas buvo suderintas su visomis tikrinančiomis institucijomis, liko tik tai vyriausias architektas turėjo pasirašyti, bet jisai nepasirašė, motyvuodamas, kad projektas neatitinka pilnos sudėties, kad jame nėra įspręstas privažiavimas ir kad čia gamybinės paskirties pastatas, kad čia ir gaisrinės turi privažiuoti. Ir, žodžiu, buvo pažiūrėta į 40 kvadratinių metrų statinį kaip į kokią nors didžiulę gamyklą. Ir tokio lygio reikalavimai buvo jai keliami. Šitas savivaldybės neveikimas arba negatyvus toksai veikimas mano atžvilgiu, jis buvo apskųstas teisme. Ir kaip minėjau tarybos posėdį, aš ten trumpai pristačiau tą visą klausimą, kaip viskas buvo įsigyta, kaip bendrauta, kaip rašyta, kaip apskūsta. Visi šitie dalykai buvo supasakoti, tik tai man labai keista ir tokia, gal sakyčiau, net ydinga miesto tarybos vedimo praktika, ar ne, kad žmogus pasisako, tada ateina savivaldybės atstovai ir jie viską tarsi paneigia, neduodami tau galimybės iš naujo atsikirsti į jų replikas. Dariau, aš sekundėlę gal truputį sustabdysiu. Man kas užkliuvo iš tikro šito posėdžio metu, kai aš klausiausi, nes jūs kaip ir žodžio negavot pasisakyti, tai tie 2 specialistai, kurie pasisakė, jie sakė, kad jie laimėjo visus teismus. Bet kiek man yra žinoma, iš tikro istorija yra šiek tiek kitokia. Jūs buvot laimėjęs vieną teismą, taip? Tai būtent, kad ten buvo ne vienas teisinis procesas prasidėjęs. Buvo kreiptasi į Lietuvos, galiu net pacituoti, 20 gegužės 21 dieną buvo kreiptasi į regiono apygardos administracinį teismą ir buvo apskųstas šitas savivaldybės sprendimas neišduoti statybos leidimą.
Ir šitą bylą aš laimėjau. E, tai vat, teismas nusprendžia, kad pareiškėjo Dariaus Visockio skundą atsakovai Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus tenkinti. Va, ir įpareigoti atsakovę Palangos miesto savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo Dariaus Visockio prašymą išduoti statybos leidimo dokumentą. Tai va, Ir kaip žinia, tai va. Palangos miesto savivaldybė šitą sprendimą apskundė ir viskas persikėlė tada į Jo, Palangą. man keista yra tas dalykas, kad Palangos miesto savivaldybė, šiaip, kaip savivaldybė, kaip vykdomoji valdžia, jinai ir taip turi sureaguoti. Jeigu viskas yra gerai, turi išduoti statybos leidimą. Jau kreipiesi į teismą. Teismas nustatė, kad tikrai tą statybos leidimą reikia išduoti, bet savivaldybė vietoj to, kad imtųsi kažkokių veiksmų, jinai tiesiog skundžia, jinai daro papildomas ir laiko sąnaudas, ir finansinės sąnaudas, su tokiu troškimu pakenkti, siekiant apskūsti ir kad tik tai neįvyktų tas statybos leidimo išdavimas. Tai žodžiu, jie apskundė į Lietuvos vyriausias administracinis teismas. Jisai iš tikrųjų tai patenkino savivaldybės tą skundą iš dalies. Iš dalies tai reiškiasi, kad nukreipė nagrinėti į pirminės instancijos teismą. Kas keisčiausia, kad tas pirminės instancijos teismas atsidūrė pačioje Palangoje. Tai ir buvo Palangos apylinkės teismas, kuris turėjo išnagrinėti iš naujo šitą klausimą. Jūs labai atsiprašau, Pala- Dariau, aš jūs pertrauksiu, jūs pasakot iš tikro šiek tiek apie šitą teismą, kadangi ne vienas žmogus yra iš tikro ėjęs per visas instancijas, tai gal galit papasakoti apie patį šitą teismo procesą, kaip tas teismas vyko jau Palangoje, po to, kai Palangos miesto savivaldybė apskundė, nes sakėt, kad tai nebuvo eilinis teismo posėdis, kad jautėtės iš tikro papuolęs kaip ir į spastus tokius, gal spastus ne taip aš išsireiškiau, bet tikrai nebuvo labai jauku. Ne, Palangos miesto savivaldybė, jinai išlaiko savo tokį stilių ir teisme jautėsi pastovus toksai kažkoks tai žeminimas manęs kaip asmens įsigijusio, tarsi neteisėtai įsigijusi kažkokį daiktą arba padaręs neteisėtą veiksmą. Nors iš tikrųjų tas pastatas, aš gal trumpai pasikartosiu, buvo įsigytas viešojo šitą aukciono būdu iš ESO, pasiūlius didžiausią kainą, laimėtas konkursas, įvyko sandoris pirkimo ir lygtai viskas švaru, viskas teisinga, viskas sąžininga. Bet toliau prasidėjo tas toksai šaipimasis, patyčios ir tos patyčios jos jautėsi net ir teisme, kai buvo Palangoje tas teismas. Aš nekalbu apie vyriausią administracinį arba regiono apygardos administracinį teismą. O Palangos miesto savivaldybėje tai buvo teisėja, byloje dalyvavo žemėtvarkos skyriaus atstovė ir savivaldybės administracijos berods statybos skyriaus vadovas. Tai va, ir tenai buvo irgi maždaug aiškinama, kaip tu čia įsigijai, kodėl čia dabar dviračių remonto dirbtuvės, kodėl nėra iškabos ant pastato. Tai aš tada komentavau, kad gal turbūt ne nuo iškabos prasideda pastato remontas, atstatymas, jo labiau, kad jį reikia sutvarkyti, tai apleistas statinys yra. Tai va tokios pašaipos visą laiką jos mane lydė bendravime su savivaldybė ir neišimtis buvo ir pats teismas. O dar norėjau paklausti jūsų, aš atsiprašau, kad kartais sustabdau, kuriame etape jūs pasikeitėt iš transformatorinės į dviračių dirbtuves, nes tarybos posėdėje yra pastoviai akcentuojama, kad tai yra transformatorinė, bet šiuo atveju jau jinai nebėra transformatorinė, tai yra dviračių dirbtuvės. Ir jūs, kaip minėjote, tai nesudarė labai didelio pasitenkinimo Palangos miesto savivaldybei, kai jūs sugebėjot pasikeisti ir pavadinimą. Taip, nes iš tikrųjų yra žongliruojama šitais terminais, kad tai yra transmotorinė. Iš tikrųjų tai yra
pirmos grupės nesudėtingas statinys pirmoj eilėj, ar ne, jeigu taip žiūrėt architektūriškai, ir tai yra pastatas, ir būtent pastatą aš įsigijau. Ir priklausomai nuo to, pagal kokią paskirtį jis naudojamas tas pastatas, tai jisai turi savo pavadinimus. Jeigu tam pastate būtų sumontuoti kažkokie šildymo katilai, būtų katilinė, jeigu boileriai, būtų boilerinė, jeigu ten stovėjo anksčiau transformatoriai, jinai buvo transmotorinė. Bet nusipirkus man tą pastatą, kurio aš tikrai negalėjau net ir norėdamas naudot kaip transformatorinės, ar ne, jo labiau, kad jinai eilę metų jau nebuvo iš vis naudojamas pagal paskirtį pastatas. Pagal tai, ką man leido įstatymai, aš įvardinau šitą statinį kaip dviračių remonto dirbtuvė, nes, nu, tiesiog kad tai nesocijuotųsi su kažkokia transmotorinė, nes tai yra pastatas pirmoji eilėje, Ir o dar kokios veiklos jame. jūs O minėjote, kad savi... šitas sprendimas jūsų buvo apskūstas ir savivaldybė bandė skūsti tai jūsų pakeitimą ir papasakot galit ir šitą istoriją, aš kiek pamenu minėjote. Taip, tai savivaldybė nelabai buvo patenkinta šituo pavadinimu naujų pastato ir kreipėsi į statybų inspekciją, prašydama įpareigoti registrų centrą, pakeisti šitą pavadinimą ar atstatyti į buvusį, aš nežinau kaip. Ir tada buvo statybos inspekcijos išaiškinimas, kad tas pavadinimas atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus ir gali toksai būti. Ir jisai išliko toks pat. Tai žodžiu, nepavyko savivaldybei nuversti šito pavadinimo. O kad žmonės suprastų, ką tai keičia, transformatorinė ar dviračių dirbtuvės, kodėl savivaldybė stengiasi šitą terminą pakeisti, kodėl jiems nepatiko dviračių dirbtuvės, jūsų nuomonė? Aš nežinau, kodėl, gal matomai, kad jeigu yra pastatas transmotorinė ar boilerinė, tai tada tai yra kažkoks tai priklausinys kažkokios tais, ką čia ir bandė teismuose aiškinti, kad transmotorinė tai yra priklausinys pagrindinio statinio, o pagrindinis statinys savo ruožtu tai buvo ESO, ar ne, ESO visas tinklas, kuris tiekė elektros energiją, o transmotorinė jinai buvo tik tai paskirstytojas, paskirstymo mazgas elektros tinklų. Tai, o kaip žinia, prie priklausinių tada jau yra ribojimas žemės sklypo formavimo, išnuomavimo ir visa kita, nes tai yra priklausinys, o ne pagrindinis statinys. Kitai žodžiais tariant, būtų man tada daugiau sudaroma kliūčių toliau išsipirkti ar išsinuomoti ar susiformuoti didesnį žemės sklypą. Tai čia turbūt aš manyčiau, kad dėl to. O dviračių remonto dirbtuvės tai yra nepriklausinys, yra normalus savarankiškas statinys pirmos grupės. O kaip visą šitą laiką jūs jautėtės, nes tą, ką jūs pasakojat, iš tikro, aš girdėjau šių istorijų ne iš vieno žmogaus, metų metus žmonės bando pasikeisti paskirtis, bando tvarkyti savo dokumentus ir galiausiai praradę kantrybę jie parduoda ir žiūri, kad po keletos mėnesių žmogus, aš nežinau, privatus žmogus ar verslininkas ar kažkoks verslas, sėkmingai padaro tai, ko žmogui nepasisekė metus. Kaip galima vertinti šitą situaciją? Ar kai kurie žmonės žino stebuklingus būdus, kaip tvarkyti tos dokumentus, ar Palangos miesto savivaldybė skirtingai žiūri į skirtingus pareiškėjus, kaip šitokia situacija susidaro? Nu, čia turbūt nepaslaptis, ar ne? Aišku, kad mano visi prašymai kreipimais į savivaldybę, ar tai dėl paskirties keitimo, ar tai dėl žemės sklypo paskirties keitimo, ar dėl pastato paskirties keitimo, ar dėl paprasto remonto, ar dėl kapitalinio, ar servituto suformavimo, nes pastatas net ir neturi privažiavimo, prieimo prie pastato realiai nuo Simono Daukanto gatvės. Oficialus adresas jos yra iš Šliūpo gatvės privažiavimas, nors ten jo nei praktiškai, nei teoriškai nėra. Tai įsigijus šitą pastatą,
susilaukiau skambučių su vis įvairiais pasiūlymais ten parduot, nes tu čia vargsi, nesusitvarkysi, mes susitvarkysim. Čia tokių keistų skambučių, kur žmonės net neprisistatė ir net nesuprantu, iš kur mano telefoną buvo gavę, bet tokių pasiūlymų buvo iš tikrųjų ir skambučių buvo. Ir aš manau, kad mano tas nuo pat pradžios ir įsigijimo istorija visa ir mano visi prašymai, jie yra neprieštaraujantis įstatymui. Reiškia, jeigu būtų politinė valia, aš jau senai būčiau įgyvendinęs savo svajonę ir tas kampas būtų sutvarkytas ir ten būtų atsiradęs visai kitokios architektūrinės išraiškos statinys, kuris puoštų, o nekenktų Palangos įvaizdžiui. O jums, Tai va. atsiprašau, nepasirodė keista, kad skambina atsitiktiniai žmonės ir yra taip savimi užtikrinti, kad ne va tai jūs nesusitvarkysit, bet va jeigu parduosit man, tai aš jau žinau, kaip tvarkytis tos dokumentus ir nevarkit, geriau perleiskit kažkam kitam. Ar tuo metu, kai sulaukė to skambučio, jums pasirodė keista, nes dabar tai turbūt suprantame, ką turėjo omeny turbūt žmogus ar žmonės, kurie siūlė nupirkti šitą objektą? Tai be abejo, tai žmonės yra tie, kurie turi arba patys turi ryšių su savivaldybė ar su vietiniais politikais, arba gal net patys yra tokie. Tai tie gali padaryti, nes aš nieko neprašiau, kas prieštarautų įstatymams ir tenai, jeigu yra palanki politinė valia, tai ten tie visi prašymai gali būti įgyvendami tik per kelis mėnesius. Su ta problema aš nesusitvarkau jau 8 metai. Tai čia tikrai taip. Dar aš iš tikrųjų pamenu iš jūsų istorijos, tas jūsų apsilankimas Palangos miesto savivaldybei, kai jūs norėjot susitikti su administracijos direktorė ir tada atėjo žmonės, kurie atstovavo administracijos direktorę, tai yra specialistai, ir taip pat pasakoti apie tą nejaukų tokį pokalbį, kur buvo jums net pasakyta, kad kaip galite pasiekti savo sklypą, jautėtės kaip ir pažemintas, jeigu neklystu, sakė, kad su malūnsparniu galite atskristi. Taip, aš kadangi su savivaldybė tik tai susirašinėjom raštais, prašymai ir atsakymai ir kaip truko daug metų, kaip ties ta vieta, kur teoriškai yra vienintelė vieta patekimui prie statinio, buvo užstatytas parkomatas, va tada tai ir išprovokavo mane kreiptis į savivaldybę. Ir aš užsirašiau į priėmimą pas administracijos direktorę, bet jinai nesudalyvavo tam susitikime, o ją atstovavo berods 6 savivaldybės tarnautojai, ten skyrių vadovai kažkokie, kurie apsiėmė pakomentuoti visą šitą situaciją. Nu ir ten prasidėjo visa eilė pašaipų, kad nusipirkau katę maiše ir dabar ko aš čia noriu, nes tai yra mano problemos. Liktai čia savivaldybė būtų neįgali kažką pakeisti arba padėti. Buvo atsakyta replika į mano prašymą, klausimą, kaip išspręsti privažiavimą prie pastato, tai buvo pasiūlyta, kad yra galimybė galbūt nusileisti sraigtasparniu ant stogo. Jo, tai buvo paminėta šitas dalykas. Sakau, bet nėra galimybės, nes aplinkui auga medžiai, sakau, ir ten tikrai sudėtinga būtų su sraigtasparniu nusileisti. Tai tada sakė, jeigu čia tokia jums problema tas pastatas, tai nusigriaukit pastatą ir nebus jokios problemos. Tai va, čia tokį sprendimo būdą pasiūlė, čia berods vyriausias architektas. Ir jisai dar metė repliką, kad kas čia būtų, jeigu kiekvienas nusipirktų tualetą ir iš tualeto darytų gyvenamąjį namą. Tarsi sulygino tą mano statinį su tualetu. Bet iš tikrųjų, aš dabar Dariau, žiūrėkit, labai gerą palyginimą davė, nes mes turim viešuosius tualetus, žmonės iš tikrųjų duoda palyginimus iš patirties, tai kas yra įvykę savivaldybei. Man per šitą visą laikotarpį nuo mūsų pokalbio, kai jūs pakalbėjot Palangos miesto taryboje, susisiekė nemažai žmonių ir aš gavau ne vieną adresą. Iš tikrųjų yra adresų ir Šventojoje, kur sėkmingai transformatorinės yra pakeistos į kotedžus. Mes taip pat turime situaciją kaip Kopose, Kunigiškiuose yra restoranas išdygęs iš panašaus objekto, taip pat prie Šventuosios jūrų uosto direkcijos
kur Mindaugas Kritulskas bent jau buvo, nežinau ar pasikeitė dabar savininkai, įsigijo objektą, kur vėl paskirtis yra tokia labai labai panaši, bet ten sėkmingai jau darbavosi net verslas. Taigi, kaip jūs jaučiatės iš tos žmogiškosios pusės, kai matot, kad aplinkui tokios pačios paskirties objektai tvarkosi, o jūs kankinatės metai iš metų. Turbūt jausmas ne pats geriausias. Be abejo, jūs ir pats atsakėte į savo klausimą, ar gali kiti asmenys išspręsti tą problemą ir kaip galima greitai. Tai va tokie pavyzdžiai ir įrodo, kad tikrai galima ir įmanoma ir jeigu tik tai yra politinė valia. Jeigu yra duota žalia šviesa, tai ten ir iš ko nori gali pastatyti ir pastatą, ir poilsio namus, ir ką tik tai nori. O jeigu nenori, tai tada reiškia, tu turi brautis per teismus, įrodinėti savo tiesą ir kovoti su ta visa sistema. O kovoti tiesiog norisi ramiai gyventi, kurt, statyti, gražinti tą Palangą ir tikrai atėjau su pačiais geriausiais ketinimais į šitą miestą. Ir norėjau kažkokį savo indėlį nešti. Vis dėlto aš dar priminsiu, jūs iš tikro gana ilgą laiką buvote ir Birštono vyriausiasis architektas ir nemažai prisidėjote prie to, kaip dabar atrodo Birštonas ir turbūt dabar net šiurpas ima, pagalvojus, kad ir pats turite tiek patirties, dirbote kurortinėme mieste, atrodo žinių pakankamai ir negalite susitvarkyti tokių elementarių dalykų, kur atrodo ateinat su gražiom idėjom, norit gražinti miestą, bet susidurėt su įvairiausiamis kliūtimis. O kokie jūsų žingsniai toliau yra? Ar dar turit vilties kažką padaryti, nes tikėjotės kalėdinio stebuklo, kaip suprantu, tas stebuklas per šį laikotarpį neįvyko, tai ar tikitės dar, kad pasikeis situacija? Aš tikiu, aš optimistas iš principo esu ir aš ne tik, kad tikiu, aš žinau, kad jinai išsispręs. Ir tikrai teisybė yra mano pusėje, įstatymai yra mano pusėje. Yra tik tai trukdžiai tokie, pavadinkim, kurie dabar juos galima įvardinti per asmenis, kurie galbūt turi savo interesų, savo požiūrį kažkokį, bet net jeigu ir taip, tai nieko nėra pastovaus ir nieko nėra amžino. Čia viskas pas mus keičiasi greitai. Ir jeigu tikrai pasikeistų politikai, pasikeistų jų požiūris, kad jeigu tas visas administravimas jisai būtų viešas, atviras, sąžiningas, tai aš manau, kad ne tik mano, bet ir daugelio žmonių problemos Palangoje įsispręstų. Ir aš tikrai tikiu, kad viskas įsispręs. Tik tai laiko klausimas. Labai mes netiek jau ilgai gyvenam, kad galėtumėm leisti dešimtmečius savo tokias problemas spręsti. Kai jas galima įspręsti per pusmetį, per metus, per 2, bet ne per 10. O kas paskatino jūs imtis tokio žingsnio viešinti, nes mes matom labai daug žmonių, kurie tiesiog, nepabijokim to žodžio, bijo prabilti, nes viešoje erdvėje, jeigu tu pradėsi šnekėti, mes turim ir Palangos miesto didelės grupės, kur yra dešimtimis tūkstančių sekėjų, užtenka ten kažką parašyti, būsi blokuojamas ir Palangos miesto savivaldybės, tai greičiausiai užsidarys ir visi ateities planai siekiant gauti kažkokių planų. Tai kokia yra išeitis žmogui, kuris neturi, sakykime, tokio gero prieimo, kokia jam išeitis yra sąžiningai, kaip priklauso pagal įstatymą, susitvarkyti šitos dokumentus? Pats trumpiausias kelias tai kreipimasis į savivaldybę, kuri yra administratorius šitos teritorijos, ar ne, ir jos pareiga tarnauti žmonėm, padėti spręsti jų problemas susijusias su infrastruktūra, ar statybom, ar remontai, ar tam naujom statybom. Tai yra jų pagrindinė funkcija. Ir jeigu tu esi priverstas kreiptis į teismus, nerasdamas dialogo su savivaldybė, teismuose irgi turi praminti ilgus kelius ir aš dabar nematau turbūt kito kelio, kaip tik tai teisiškai spręstas problemas, nes jau tų raštų tikrai protingų yra prirašyta pakankamai daug.
Bet neprarandant vilties, buvo bandyta kreiptis į administracijos direktorę. Kada neįvyko tas pokalbis, tu galvoju, kas dar gali būti aukščiau, ar ne? Nu, tai miesto taryba, aukščiausias valdymo organas miesto. Ir va tas paskutinis kreipimasis į miesto tarybos narius, paviešinimas tos situacijos, apeliavimas atkreipti jų dėmesį į savivaldybės administracijos ir tuo pačiu ir į mero ar nedarbą. Tai čia buvo turbūt jau ta kulminacija, ką galima nuveikti taikiu būdu. Ir tai, jeigu jau tai nebepadės, tai tiesiog teisinis kelias, bet iš patirties matau, kad ir su teismais nėra taip paprasta spręsti problemas. Ir jeigu ten tie teismai, kurie objektyviau žiūri, jie priema palankius sprendimus, bet finaliai, jeigu apskundžiama ir atsiranda Palangos miesto savivaldybė, tai faktiškai viskas situacija patenka į tas pačias rankas vos ne. O jeigu žiūrėti iš Tai, tos... tai, 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 tai aš užbaigsiu mintį, Aha. kad va, tas viešumas tai yra jau galutinis aukščiausias, manyčiau, aukščiausia tokia priemonė, kur kartu viešumas su teisinė sistema gali duoti rezultatus. Nu, absurdas, kad tik tai toksai kelias yra, bet tai jis yra vienintelis. Ir aš manau, kad apie tai kalbėti reikia drąsiai, kalbėti reikia visiems. Ir kuo daugiau žmonių keltų tokias problemas, tuo aiškiau, akivaizdžiau pasirodytų tos valdybės, kaip čia pasakyti, galios ar ne, noras veikti arba neveikti. Ir nuo ko tai priklauso, kaip Palangos savivaldybės vyriausias architektas į mano nuogastavimus, kad aš 8 metus nesusitvarkau šitos problemos, metė repliką, kad turbūt greičiausiai jūs ne tuo keliu tvarkotės klausimus, kad taip ilgai. Tokia nedviprasmiška metė frazė, kad ne taip darau viską. O kaip, jeigu žiūrėt iš tokios žmogiškos pusės, ateinat į Palangos miesto savivaldybę, bandot pasikeisti tą paskirtį, sutvarkyti, ką jums reikia, jūs pasisodina vyriausias architektas, atsakingi žmonės, mato, kad tokia situacija sunkiai išsprendžiama ir jūs esat pakankamai protingas žmogus ir jum teisiškai išaiškina, kad neįmanoma to padaryti teisiškai. Nu, man turbūt būtų kvaila galvoti, kad jūs būdamas išsilavinęs, būdamas pats vyriausias architektas kitam kurorte ir suprasdamas, kad tai teisiškai neįmanoma, leistumėt pinigus, gaišintumėt savo laiką ir bandytumėt pasiekti tai, kas neįmanoma. Kodėl savivaldybė, teismo posėdį, ypatingai meras, bando pabrėžti, kad teismai laimėjo, mes čia esam teisūs, o žmogus reikalauja to, kas teisiškai yra, kas neteisėta. Tai kaip šitoj situacijoje iš tikrųjų yra? Ar tikrai... Šitoj situacijoje yra teisinis kelias, yra parengti, tarkim, tam techninį projektą, kreiptis savivaldybę su prašymu išduoti statybos leidimą. Tai atrodo viskas teisinis kelias labai paprastas ir aiškus. Atliekant statinio kapitalinį remontą, savivaldybė pareikalavo, kad būtų nurodoma privažiavimo prie pastato sprendiniai. Jinai puikiai supranta, kad nėra to privažiavimo, ar ne? Ir tada, kaip pastaba nurodo, kad kol nebus įspręstas privažiavimas prie pastato, tol nebus išduotas statybos leidimas. Be kita ko ir teisme, kada buvo sugrąžintas vyriausio administracinio teismo nutartis, buvo sugrąžinti tą prašymą į pirminę teisinę instanciją, tai buvo ta priežastis, kad iš tikrųjų peržiūrėti tą privažiavimo klausimą prie pastato. Ir tai buvo tokia vienintelė priežastis, dėl ko tai buvo galima neišduoti statybos, tarkim, leidimo, ir teismas tarsi paantrino. Bet įdomiausia tai, kada tu kreipiesi į savivaldybę su prašymu sudaryti servitutą per žemės sklypą ir sudaryti sąlygas privažiavimo, ką jie patys teisme prašo. Tai tarybos metu atsistojęs miesto, turbūt architektas, ten berods buvo ar teisininkas, nebeatsimenu kuris, jisai pareiškė, kad kadangi tai yra dviračių remonto dirbtuvė, tai prie jos galima privažiuoti ir su dviračiu. Ir kam jums tada reikalingas privažiavimas?
Tai Ir tada matai, kaip Tai kai reikia teismų, tai aiškina, kad reikalingas privažiavimas, kai į juos kreipi, kad davai padarykit, suformuokit tą servitutą, kad galėčiau privažiuoti, tada jie nurodinėja kitas priežastis, kad čia negalima privažiuoti, kad reikia daryti miesto šitą detalų į planą teritorijos ir suranda dar visokių priežasčių, kad ten to daryti negalima. Jeigu prašai pakeisti pastato paskirtį, tai tada tau atrašo raštą, kad negali to padaryti, nes žemės paskirtis netitinka pastato paskirties. O jeigu prašai pakeisti žemės paskirtį, tada tau sako, pastato paskirtis netitinka žemės paskirties. Nu, žodžiu, tai yra sudaromos tokios keistos kliūtis, kad tik tai tau nepavyktų nieko padaryti ir kad turbūt aš taip įsivaizduoju, kad tai yra spaudimas arba atsisakyti idėjos, pasiduoti arba, nežinau, tikrai, kaip sakė, nusigriaukit pastatą ir nebus problemos. Nu, kodėl aš tai turėčiau daryti? o kaip iš tikro, vat, pats, ar nebuvo kilęs toksai noras po beveik 8 metų vat, viską mesti, trauktis, eiti į šoną, nes man atrodo, žiūrint iš tos pusės, kad vis tiek jūsų čia yra ir profesija, tai būtų ne tai, kad pavadinti, kad čia pralaimėjimas, bet toksai didelis nusivylimas, kad vat, būdamas specialistu ir tikėdamas, kad jūs iš tikro esate teisus ir teisiškai jums tas priklauso, tai būtų iš tikro nu, visiškas rankų pakelimas, kaip pabėgimas, aš nežinau, išsigandimas nuo tokios situacijos. Nu, per tuos metus įvairių buvo nuotaikų, buvo tokių, kad ir norėjęs, ir galbūt ir atiduot, parduot šitą pastatą ir nebekovot šitų kovų, bet esu dabar tokioj situacijoj, kad tarsi situacijos įkaitas dabar esu, kad aš negaliu nieko su pastatu daryti, ar ne, bet ir parduoti negaliu, nes žinutė ištransliuota yra, kad su to statiniu ir kitas savininkas lygiai taip pat nieko negalės daryti, nu nebent jisai turės ryšių ir galimybių padaryti ten kažkokią įtaką savivaldybei ir gauti palankius sprendimus. Tai aš neturiu kito pasirinkimo, kaip dabar kovoti iki galo ir tikrai kovosiu. Stebuklai vyksta čia, tai jūs net nepergyvenkit, čia tokios viešos žinutės, kad objektai neįveikiami, čia neįveikiami tik tam tikrų momentų buvo ir tokių kalbų mieste, kad miesto vadovas ir su buldozeriu pervažiuos, bet finalas toks, kad visur viską, kam kas reikėjo, įsiteisino. Tai čia dabar lieka tik tai spėlioti, ar čia viešas buvo toksai cirkas, kaip aš galvoju, žmonėms parodyti, kad kažkas kovoja, bet kiek yra tų transformatorinių, kiek yra objektų, mes puikiai matom, kad ten jos nestovi kaip transformatorinės. Ir iš tikrųjų įdomi tokia situacija. Aš ėjau per pajūrį, yra dar bent dvi vietos, 2 viešieji tualetai, galbūt net daugiau. Pačioje pirmoje juostoje, tai yra pajūrio juostoje. Ir man įdomu, ko tie objektai laukia. Jie laukia tyliai, jie turi unikalų numerį. Ir va turbūt po truputį atsiradus šeimininkui kažkas sėkmingai pasistatys dar vieną restoraną. Tikriausiai taip ir bus. Mhm. Nes tie visi tualetai, jie nėra savivaldybės, jie yra visi privatus ir žemės sklypai suformuoti, kaip man yra žinoma, ir žemės nuomos sutartys sudarytos, ten sprendžiasi tie reikalai, kur reikia. O ką jūs kaip specialistas galvojat, mūsų garsas turbūt atsilieka, o ką jūs kaip specialistas galvojat, kaip galima padaryti tą procesą, kaip yra galbūt kituose miestuose, kad jisai būtų skaidresnis, greitesnis, nes iš tikrųjų nesenai visai čia net pusmetis nepraėjo, kaip specialiųjų tyrimų tarnyba didžiausiose kurortuose, į juos jie iš tikrųjų ir Palanga, pripažino, kad tie procesai nėra, jeigu galima tai pavadinti, pakankamai skaidrų, žmonės nežino, kiek laiko kas užtrunka, nes vieniem pagreitinta tvarka, kitiem nepagreitinta tvarka, vieniem per pusę metų, kitiem 2-3 metus užtrunka. Ką jūs galvojat, kaip būtų galima pagerinti šitą situaciją, jeigu jūs turėtumėte tokią galimybę parekomenduoti, sakykime, Palangos miesto tarybai ir jeigu jie įsiklausytų, aišku? Pirmoje eilėje turbūt reikėtų visiems vienodai vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. Ir aišku, tie įstatymai, jie ir pas mus irgi yra
ne visi tobuli ir kiti tokie pasiduoda tam tikrom interpretacijom ir tada prasideda va visas šitas klampumas dėl to, kad kitą kartą nėra labai aiškiai įvardinti terminai ar sąlygos ar kažkokios kitokios aplinkybės ir paliekama terpė tokiom vat interpretacijom, kad tą įstatymą gali ir taip paskaityti, ir taip paskaityti, ir pritempinėti dar kelis įstatymus, kad ir tarpusavį prieštaraujančius, bet tik tai, kad sudaryt tam tikras kliūtis. Tai iš tikrųjų tai yra požiūrio klausimas, jeigu iš tikrųjų nori, kad tas miestas atrodytų gražiai, kad visi žmonės būtų patenkinti ir laimingi, kad visiems taikyti vienodai adekvačiai tas pačias įstatyminės bazės ir rūpintis be abejo miesto kaip kurorto įvaizdžiu. Čia ypač svarbu. Ir nors meras pasakė, kad mano statinys esantis prie paminklo Simono Daukanto gatvėje yra labai jautri tema, tai aš nelabai suprantu to mero pasakymo, atvirai kalbant, kame tas jautrumas yra. Aš suprantu, kad jeigu tas statinys apleistas Darko miesto įvaizdį, tai meras turėtų būti suinteresuotas, kad jis kuo greičiau būtų sutvarkytas. Mano supratimu turėtų savivaldybė mane raginti ir ne, kad greičiau išspręsčiau tą klausimą ir ta miesto tokia išskirtinė vieta būtų kuo greičiau sutvarkyta. Bet vienok procesai vyksta priešingai. Tas yra vilkinama, guma tempiama, nežinau, su kokiais tikslais ir su kokiais ketinimais ir ko jie tikisi pasiekti, vadovaudamiesi tokia vat logika. Man iš tikro, Tai va. man iš tikro irgi užkliuvo tas dalykas, nes buvo pasakyta, kad šalia yra ne va tai viešbutis ir kapinaitės. Aš suprantu, jeigu čia būtų kažkoks tai naktinis klubas ar baras, tada taip, čia jautri vieta, nes kažkas tai triukšmaus, kažkas kažką darys, bet šitoks paaiškinimas, kokį iš tikro davė tokią išvadą, tai manęs irgi iš tikro labai neįtikino ir tiesiog nemaloni situacija buvo, bent jau žiūrint iš šono ta, nes ir pačiam teko dalyvauti Palangos miesto tarybos posėdėje, kai ateina žmonės, pasisako, bet tu jau nebeturi galimybės atsakyti ir, kaip sakant, paskutinė tiesa jau yra paliekama kaip tiesa. Taip, aš tai dėl ko ir dabar šitą interviu duodu, dėl to, kad norisi pasakyti, nes buvau nulinčiuotas tokiu savivaldybės valdininkų sprendimu, kad viskas čia yra teisėta, kad aš į teismą kreipiausi, kad teismas pasakė ir aš pats nežinau, ko noriu. Tai taip nėra. Iš tikrųjų, tai aš ir norėjau papasakoti visą šitą situaciją, kad žmonės suprastų, kad mano ketinimai yra skaidrus, aiškus ir aš jų neslėpiu, nors man čia per tarybos posėdį buvo bandoma pasakyti, va, jūs išsidavėt, jūs čia norit būstą pasidaryti. Tai be abejo, ir neturiu ko slėpti. Noriu. Neleisit pasidaryti rekreacinės paskirties statinio, teks remontuoti dviračius. Vėlgi, paradoksalu, kad zonoje, kurioje dominuoja rekreacinės paskirties pastatai, ne, ir mišriai su gyvenamąja statyba, būtent šitas statinys yra gamybos ir pramonės paskirties. Ir žemės sklypo paskirtis inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Tai tarsi visiškai prieštaraujantis tam bendram teritorijos konceptui. Aš suprasčiau, kad jeigu aš rekreaciniai teritorijai norėčiau gamyklą pasidaryti, tai tada būtų logiškas savivaldybės pasipriešinimas, kad mano planuojama paskirtis neatitinka bendros situacijos ir teritorijos koncepto. Bet čia aš kaip tik noriu integruotis į tą rekreacinę zoną su rekreacinė paskirtim, o šito padaryti negaliu. Labai įdomi tokia situacija, kai Palangos apžvalgos ratą mes turime, ten detalusis koreguojasi, skinasi kelią ir mes patys suprantame turbūt, kodėl taip greitai. Aš norėčiau iš tikro padėkoti Jums už Jūsų drąsą, kad Jūs išdrįsot kalbėti, taip iš tikro paraginat ir daugiau žmonių elgtis ir tikrai sulaukiau ne vieno skambučio, žmonės pasakoja savo istorijas, aš esu įsitikinęs, kad mes surinksime visą medžiagą ir aš dar papasakosiu ir kitas istorijas, kur yra ir sėkmės istorijų, yra ir tokių žmonių, kurie norėtų papasakoti sėkmės istorijas, bet nenorėtų rodyti savo veido, sakykime taip.
Tai va yra ir tokių sėkmės istorijų, kur galbūt viešumoje labai ir girtis nesinori, bet žmonėm iš tikrųjų atsibodus jau yra šita situacija ir norėtųsi padrasinti žmonės kuo daugiau viešumo, kuo daugiau pakovoti už save ir man atrodo, mes visi kartu galim, kaip jūs sakėt labai gerai, kad įstatymas turi būti vienodas visiems. Tai šito aš ir palinkėsiu ir iš tikrųjų palinkėsiu dar jums daug kantrybės ir tikėkime, kad per šituos metus pagaliau pavyks jums pasikeisti ir paskirtį, ir pasidaryti kelią. Ir nereikės, kaip sakant, ir malūnsparnio pirktis, nereikės nusigriauti to pastato, o galėsit turėti vietą, kur, kaip sakant, dalyvaudamas sąžiningai konkurse, sąžiningai bandydamas visus tos procesus padaryti, pagaliau įgyvendinsit savo tikslus. Ačiū, Matai, tikiuosi taip ir bus. Gerai, ir visiems atsidūrusiems tokioje situacijoje irgi palinkėsiu, kad tikrai neprarasti kantrybės ir turėti drąsos, iš tikrųjų, drąsos kalbėti, nes tik tai vienybė, tik tai susivienyje su tokiom panašiom problemom mes galim adekvačiai parodyti savivaldybės darbą ir tą visą netvarką, kuri ten dabar yra. Ačiū, Matai, labai. Ačiū Jums, iki pasimatymų.